Šeštadienio vakarą Vilniuje daugiabutyje kilo tragiškas gaisras. Vienas žmogus žuvo, kitas išvežtas į ligoninę. Apie pusę 8 buvo pranešta, kad Tyzenhauzų gatvėje daugiabutyje dega butas, atvira liepsna. Gausios ugniagesių pajėgos yra susirinkusios. Gaisras pirminiais duomenimis jau yra likviduotas, bet dar dirba ugniagesiai. Turime informacijos apie žuvusį žmogų. Ugniagesiai teigia, kad patekę į butą 3 aukšte. Kambaryje rado 2 žmonės ir vienas žmogus, vyras, jau buvo be gyvybės ženklų, jam konstatuota mirtis, o moterį taip pat iš to buto išnešė gelbėtojai, ji perduota medikams, yra išvežta į ligoninę. Pagyvenęs vyrukas toksai, iki 80 metų ir moteriškė, jie pastoviai vaikščiojo ir šiandien aš juos mačiau dienos metu, bet nesu tikra, ar jie iš tikrųjų, ar tie patys, suprantat. Tvarkingi žmonės, labai tvarkingi. Moteriškė į ligoninę išvežta, greitoji, su kauke, o vyras miręs. Bet nebuvo kažkokia girtuoklė? Ne, gink Dieve. Ne, tikrai normalūs, tvarkingi žmonės, tikrai. Dėl ko kilo gaisras, nežinia, ugnies jau nėra, bet vyksta, kaip ugniagesiai vadina, baigiamieji darbai. Čia matote iš buto išmestus daiktus, kurie yra apsvilę, apdegę, sendaikčiai, ir ten kažkas tai vyksta viduje, gelbėtojai dar dirba. Ir štai pajėgos, kurios buvo atsiųstos likviduoti gaisro. Labai greitai sureaguota, kol mes iš 8 aukšto nusileidom laiptais, jau ugniagesiai buvo, tai aš ir sakau sūnui, kad labai greitai, labai operatyviai sureaguota. Automobilis su kopėčiomis vienas yra, kelios autocisternos matyti, gaisravietė, ir gausybė yra gyventojų. Čia turbūt dalis išėjo pažiūrėti, tai evakuotų žmonių nematyti. Įvykio vieta yra aptverta, čia vis dar krenta pro degusio buto langus daiktai visokie iš to buto. Štai kokia krūva jau yra išmestų, greičiausiai jie smilko, todėl buvo nutarta juos mesti lauk ir čia jau jie išmesti, pro langą perpilami vandeniu ir gesinami. Automobiliai stovi čia šalia kaip tik, bet regis mašinos nenukentėjo per šitą įvykį. Čia yra Tyzenhauzų gatvė, visiškai netoli geležinkelio stoties, praktiškai kitoje pusėje daugiabutis mūrinis, daugiaaukštis. Ir 3 aukšte buvo degimas. Girdėjau sprogimą, baisų sprogimą. Ir galvoju, kas čia, kur čia sprogo. Aš žiūrėjau irgi televizorių. Sprogimas, bet sprogimas toksai, patikėkit, baisu. Galvoju, gal mašina sprogo, gal įvažiavo į mašiną kažkas tai. O tada pas mane žaliuzė užtraukta, per žaliuzę aš matau, kad toks šešėlis, šešėliuoja. Galvoju, kas čia šešėliuoja? Atitraukiau žaliuzę, pasižiūriu, kad ten dūmai, suprantat, dūmai kyla, biskį pakyla ir vėl pakyla. Ir tada jau kaimynė atėjo, sako, ar žinai, kad čia pas mus kažkas tai įvyko. Mes išbėgom iš namų. Kol kas priežastis nėra aiškios, dirbs ugniagesių tyrėjai, ekspertai, ir jie aiškinsis, nuo ko galėjo kilti nelaimė.